Apie pensiją galvojame kaip apie kažką toli ateityje, kad bus laiko pagalvoti, dabar dar tikrai neaktualu, yra svarbesnių dalykų. O jeigu keltume savo klausimą, kokios gyvenimo kokybės norėtume ateityje, galbūt daugiau keliauti, galbūt daugiau laisvės, galbūt daugiau ramybės, ar tik tiek, kiek užteks būtiniausioms išlaidoms padengti. Deja, vien sodros pensija dažnai būtent tą ir leidžia padaryti, susidengti svarbiausias gyvenimo išlaidas. Bet jeigu norėtume kitokio gyvenimo būdo, deja to ne visada pakanka. Nepaisant to, vis dar galima išgirsti įvairių mitų apie pensijų kaupimą, ypač dabar, naujosios reformos kontekste, kad sistema nepatikima, kad mokesčiai per dideli, kad kaupti neverta, kad yra daug geresnių kažkur būdų kaupti kitur. Tačiau faktai kalba kitaip. Tad apžvelkime kelis dažnai šiuo metu pasitaikančius mitus, kurie vis dar klaidina žmonės, ir pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. Vienas iš su reforma dabartinė susijusių mitų yra, kad pensijų kaupimo sistema nepatikima, joje nuolat vyksta reformos. Reformos ir pensijų kaupimo bei išmokų sistemų peržiūros yra laikomos gerąją praktiką. Pakeitimai yra daromi siekiant patobulinti kaupimo sistemą, padaryti ją patrauklesnę, aiškesnę, kad ji būtų lankstesnė visiems kaupiantiesiems, kad sąlygos visiems kaupiantiesiems pagerėtų. Lietuvoje pensijų kaupimo sistema veikia nuo 2004 metų ir per tuos 20 trupučių metų taip pat buvo pokyčių. Pavyzdžiui, 2019 metais įsigalioja pažangi gyvenimo ciklo pensijų fondų kaupimo sistema, kuri buvo sukurta vadovaujantis Pasaulio banko rekomendacijomis. Ir po šios reformos vietoje to, kad žmogus pats turėtų rinktis, kokį fondą investuoti, kaupimas vyksta automatiškai, kaupiamas turtas automatiškai investuojamas pagal kaupiančiojo amžių, jaunesnėme amžiuje investuojama šiek tiek su didesnė rizika, kad per ilgą laikotarpį kuo geriau išnaudoti rinkos potencialą. Vėlesnėme amžiuje rizika pradedama po truputį mažinti ir jinai visiškai sumažinama priartėjus pensinį amžių, tam, kad per visą gyvenimą sukauptą sumą, rezultatą išlaikyti kuo saugiau ir neberizikuoti tą sukauptą sumą. Taip pat ši reforma įvedė griežtas mokesčių ribas, todėl fondų valdytojai negali imti daugiau mokesčių nei nustatytas procentas. Tai reiškia, kad daugiau jūsų sukauptų pinigų lieka jums. Taip pat prie kaupimo valstybė prideda paskatą, kuri yra siejama su vidutiniu darbo užmokesčiu. Kiekvienais metais šis darbo užmokestis didėja ir paskata atitinkamai. Na, naujoji 26 metų reforma žengia dar toliau, atsiras daugiau lankstumo. Įmokas bus galima sustabdyti ar atnaujinti, tą padaryti bet kada. Be sutarties nutraukimo bus galimybė atsiimti dalį sukauptų lėšų, o kai kuriais atvejais atsiimti ir visą sukauptą sumą. Kitaip tariant, žmogus turės daugiau sprendimo galios savo rankose dėl kaupimų pinigų. Tad visų sistemos patobulinimų esmė tai ne sąlygų pabloginimas, o kaip tik būdas padaryti sistemą geresnę ir patogesnę mums visiems. Kitas mitas, ar teko nugirsti, kad neva po šios reformos dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime nebeapsimokės. Šis teiginys gali natūraliai kilti, kai girdime žodį reforma. Dažnas nepasigilinęs pagalvoja, kad sąlygos blogėja. Tačiau, kaip jau minėta, 26 metų antros pakopos pensijų reforma išties pagerina sąlygas. Jis suteikia daugiau pasirinkimo laisvės, didėja lankstumas. Ši reforma nemažina naudos kaupiantiesiems. Kaupimas toliau skatinamas valstybės, išlieka tie patys maži mokesčiai. Žinoma, dalyvavimas antros pakopos pensijų kaupime yra savanoriškas ir tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas. Tačiau renkantis kaupti ar nekaupti, taip pat ar atsiimti dalį sukaupto turto, kiekvienam būtų svarbu įvertinti alternatyvas. Pavyzdžiui, trečią pensijų kaupimo pakopą bei savarankišką investavimą į vertybinius popierius ar į finansų rinkas. Visgi Lietuvos banko skaičiavimu tiems, kurie atsiims sukauptas lėšas iš antros pakopos, bet nepradės senatvėj taupyti kitais būdais, alternatyviais būdais, kaip pavyzdžiui, trečia pakopa ar savarankiškas investavimas, tai išėjus į pensiją po poros dešimtmečių sumažės vidutiniškai apie 20% palyginus su pajamomis, kurios būtų buvusios paliktos kaupime.
O uždirbantiems daugiau nei vidutinį atlyginimą pasitraukus iš pensijų kaupimo, pajamos senatvėje sumažėtų dar labiau, nes sodros pensija jiems pakeičia dar mažesnę dalį buvusių pajamų. Tiesa, per pastarąjį dešimtmetį sodros pensijos Lietuvoje augo gana sparčiai, tačiau tai daugiausiai lėmė itin greitas atlyginimų augimas, nes sodros pensijų indeksavimas tiesiogiai siejasi su darbo užmokesčio pokyčiais. Kai atlyginimai kyla lėčiau, pensijos atitinkamai taip pat auga lėčiau. Pavyzdžiui, eurozonoje atlyginimai per pastarąjį dešimtmetį augo vidutiniškai apie 2,8% per metus, kai Lietuvoje viršijo 10% šis augimas. Tai kai mūsų atlyginimai pasivys vakarų Europos lygį, pensijų augimo tempas natūraliai ims lėtėti ir mūsų šalyje. Tuo tarpu vidutinė metinė Lietuvos pensijų fondo grąža per pastaruosius 5 metus siekia netoli 11% kasmet. Todėl ateityje, kai sodros pensijų augimas lėtės, investicijų grąža taupant pensijai privačiai taps itin patraukli. Dėl šios priežasties kaupti pensijai itin svarbu pradėti kuo anksčiau, nes ilgalaikis kaupimas leidžia užauginti reikšmingą investicinę grąžą net ir nuo didelių įmokų. Tad antra pakopa išlieka vienas efektyviausių būdų pasirūpinti savo finansinę ateitimi. Kitas mitas pastaruoju metu dažnai sutinkamas, jog Estijoje leidimas pasitraukti iš kaupimo antroje pakopoje pasiteisino, vadinasi Lietuvoje taip pat kaupti neapsimoka. Taip, 2021 metais Estija suteikė savo gyventojams teisę laisvai atsiimti antroje pakopoje sukauptas lėšas ir dalis žmonių taip ir padarė, pasinaudojo galimybę gauti pinigus iš karto. Tačiau praėjus keleriems metams paaiškėjo, kad šis sprendimas turėjo daugiau neigiamų nei teigiamų pasekmių tiek žmonių asmeniniams finansams, tiek visai šalies ekonomikai. Ta patvirtino ir Estijos centrinio banko atlikti tyrimai. Pavyzdžiui, didelė pinigų dalis buvo išleista vartojimui ir tai buvo padaryta per pirmosius mėnesius ir ypač jaunimo tarpe išlaidos siekia net iki 60% atsiimtų lėšų. Vartojimo šuolis padidino infliaciją, dėl to leidimas pasitraukti iš pensijų kaupimo sumažino visų gyventojų perkamąją galią. Dalis lėšų buvo skirta vartojimo kreditams grąžinti, tačiau nepraėjus ne metams pasitraukusių asmenų įsiskolinimo lygis grįžo vis tik į tą patį lygį, kuris buvo prieš, kadangi grąžintos paskolos buvo pakeistos naujomis paskolomis. Tuo tarpu ilgalaikiai rezultatai rodo, kad tie, kurie liko kaupti, iki šiol uždirbo didesnę grąžą nei tie, kurie išsėmė pinigus ir bandė savarankiškai ieškoti ir spręsti, kaip tas lėšas geriau įdarbinti. Tačiau vis tik gaila, kad dauguma lėšas atsiėmusių asmenų nepradėjo naudotis jokiomis alternatyvomis. Tiek investuojant, tiek taupant pensijai kažkokiamis savarankiškomis priemonėmis. Dėl to tūkstančiai žmonių Estijoje dabar turi gerokai mažesnę santaupą senatvėje ir ateityje gaus tik sodros tipo bazinę pensiją, kuri sudaro nedidelę dalį buvusių pajamų. Tad dabartinė Estijos valdžia imasi priemonių, kelia tikslus stiprinti 3 pakopų pensijų kaupimo sistemą ir pasitraukusiems iš 2 pakopos pensijų sistemos sudarinėja sąlygas greičiau grįžti į kaupimą. Tad Estijos pavyzdys parodė, kad pasitraukimas iš pensijų kaupimo suteikia tą, pavadinkime, trumpalaikį palengvėjimo efektą, tačiau ilgainiui didina skurdo riziką senatvėje. Dar vienas mitas, kuris itin dažnai pasitaiko jaunesnių žmonių tarpe, iki pensijos dar daug laiko. Dabar neaktualu, taupyti pradėsiu vėliau. Atrodo, kad pradėti kaupti vėliau nebus didelio skirtumo, nes vis dar suspėsiu, vis dar laiko yra. O laikas yra vienas svarbiausių veiksnių investuojant. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau sukaupėte dėl sudėtinių palūkanų efekto, ar ne, kai pinigai uždirbinėja pinigus. Tarkime, pradėjus kaupti 25 metų amžiaus, net ir mažos įmokos per ilgą laiką gali sukaupti didelę sumą. Jei pradėsite 40 metų, reikės mokėti kelis kartus didesnės įmokas, kad pasiektumėte tą patį rezultatą. Iliustruokime skaičiais. Skiriant 70 eurų per mėnesį nuo 25 metų iki 65 metų galima sukaupti apie 140 000 eurų su vidutinė 6% metinė grąža. Kad nuo 40 metų sukaupti tokią sumą, atsidėti reikėtų jau 3 kartus didesnį įmoką per mėnesį, tai yra apie 200 eurų.
Tad kaupimas nuosekliai, net ir nedidelėmis įmokomis, pavyzdžiui, skiriant vos 3% savo atlyginimo, per ilgą laikotarpį gali padėti pasiekti tikrai produktyvius rezultatus ir prisidėti prie apytiksliai, sakykime, 20% buvusio darbo užmokesčio, kai sulaukiamas pensinis amžius. Ir tai gali būti kur kas didesnė vertė jums tuomet, nei šiandien papildomi keliasdešimt eurų. Dar vienas dažnas mitas, kad pensijų fondai gali bankrutuoti. Galima girdėti tokių nuomonių, kad pensijų fondas gali sudegti ar bankrutuoti kartu su jį valdančia įmonė. Iš tiesų, taip tikrai nėra. Įstatymas aiškiai nurodo ir Lietuvos bankas reguliuoja, kad antros pakopos pensijų fonduose sukauptos lėšos yra atskirtos nuo pensijų kaupimo bendrovės turto. Ir jos yra saugomos specialiame depozitorime banke. Toks turto atskirimas yra viena iš svarbiausių pensijų fonde kaupiamų lėšų saugumo garantijų. Tai reiškia, kad net jei pensijų bendrovė susidurtų su kažkokiais sunkumais, nutrauktų veiklą ar bankrutuotų, jūsų sukauptos lėšos niekur nedingtų, jos liktų jūsų asmeninėje pensijų sąskaitoje, o fondą perimtų valdyti kita valdymo įmonė, kurią beje galima pasirinkti ir pakeisti į kitą. Esmė tokia, kad antros pakopos pinigai yra jūsų asmeninis turtas, o ne pensijų bendrovės lėšos. Vis girdime dar vieną paplitusį mitą, kad pensijų fondai ima didelius valdymo mokesčius. Iš tikrųjų, tai yra vienas pigiausių investavimo produktų rinkoje, o Lietuvoje pensijų fondų mokesčiai yra netgi vieni mažiausi visoje ES ir yra reguliuojami įstatymų. Yra įvesti aiškus ribojimai, kad mokesčiai būtų sąžiningi ir proporcingi. Pavyzdžiui, nuo 2019 metų jie nuosekliai mažėjo ir šiuo metu maksimaliai leistina riba yra 0,5% per metus nuo pensijų fonde vidutinės metinės vertės. Dalis pensijų fondų taiko dar mažesnius valdymo mokesčius nei leidžia įstatymas, kaip pavyzdžiui ta pati GO indeks. O kaupiantieji gali laisvai rinktis pereiti į kitos bendrovės pensijų fondą, jei jame kaupimo sąlygos yra patrauklesnės. O patys valdymo mokesčiai yra būtini fondo veiklos tvarumui užtikrinti, finansų ir investavimo specialistų, ekspertų samdymui, apmokėjimui už turto saugojimo depozitorime paslaugas bei kitų įstatymė nustatytų reikalavimų užtikrinimui. Tad šiandien pensijų fondai yra pigus, skaidrus ir patogus būdas ilgalaikiam investavimui, o sumažėję mokesčiai leidžia didesnę dalį jūsų uždirbto ir sukaupto turto išsaugoti būtent jums, o ne fondui. Beje, Lietuvos bankas visų pensijų fondų taikomus mokesčius skelbia Lietuvos banko interneto svetainėje, vienoje lentelėje, todėl ten juos lengva surasti ir palyginti. Tad apžvelgėme šiuo metu dažniau sutinkamus mitus ir tikiuosi, kad dabar juos galėsite daug aiškiau ir drąsiau paneigti.